Noriu pratęsti mintį iš praeito savo video. Tema buvo mes skiriamės. Tai kas dar prisideda prie santykių griūties? Santykius dažnai suėda rutina, nepasiskirstyti darbai, nuovargis. Vyrui labai yra svarbu, kad jį pripažintų už jo darbus, už jo veiksmus. Moteriai svarbu, kad ją matytų, įvertintų už jos vidų ir grožį. Ir niekam nepaslaptis, kad į santykius atsinešame ir vaikystės traumas, patirtis. Taip kaip mes matėme, kaip elgėsi mūsų tėvai, šeimų moduliai skirtingi. Ir kai tu visą tai suvoki, supranti, kad 50% santykiuose atsakomybę prisiemu aš. Santykiai pradeda griūti tada, kai pradedi galvoti, mano teisybė yra teisingiausia. Aš esu teisus. Deja, turiu nuvilti, taip nėra. Kiekvieno teisybė yra jo, o kuri teisybė yra tikra?